Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakultete vyko Kristijono Donelaičio poemos metai skaitymai. Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto docentė daktarė Žavinta Sidabraitė sakė, kad ši popietė skirta pagerbti Kristijoną Donelaitį. Jisai organizuotas buvo spontaniškai, galvojant, kad tai yra 14 metai, Donelaičio metai ir kad jie būtų gyvi. Gyvi, Donelaičio žodis gyvas, metai gyvi, mes su juo kartu gyvi ir kad tai būtų, labai norėjom išvengti pompastikos, kad būtų rinktųsi tokie kasdieniniai žmonės, tie, kurie yra šitame fakultete, gal užklystų vienas kitas svetimesnis iš kitur, atsitiktinai galbūt ir prisitrauktų, išgirstų ir žinotų. Ir kad tiesiog mes priprastume, jog jis gali būti kasdien ir gali būti nenuobodus. Docentės daktarės Žavintos Sidabraitės teigimu, savo kūrybą Donelaitis buvo ir bus reikšmingas ateities kartoms. Na, kuo reikšmingas Donelaitis, aš jau čia šiandien man būtų gėda sakyti, nes tai visuotinai žinoma, tai didžiausia mūsų literatūros viršūnė, didesnės nėra. Kad ir kaip mes norėtume, jis gal toliausiai nuo mūsų, nes anksčiausiai kūrė, bet niekas nebejoja nei mūsuose, nei Europoje, kad jis yra didžiausias. Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto docentas daktaras Marijus Šidlauskas dalinosi mintimis, jog Kristijono Donelaičio poema Metai yra vienas brandžiausių kūrinių, kuriame atsispindi visų metų laikų atkarpos. Todėl, kad tai yra pagrindinis Donelaičio kūrinys, mes gyvename Donelaičio metus ir tai yra, kaip čia mes bežiūrėtumėm, mūsų pagrindinis, mūsų lietuvių literatūros apskritai pats brandžiausias kūrinys, kuris geriausiai reprezentuoja mūsų ne tik literatūrą, bet galbūt ir kultūrą, mūsų mentalitetą. Tai yra simbolis, juolab, kad pavadinimas Metai, pavadinimą suteikia ne pats Donelaitis, o Rėza, kuris išleido jo metus, bet vis tiek tai yra aprėpiantis visą laiko atkarpą pavadinimas ir jame telpa ir mūsų vasaros, ir rudenys, ir pavasariai, ir žiemos. Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių filologijos ir režisūros studentė Dalia Matačiūtė sakė, kad jai patinka ne tik Donelaičio metai, bet ir 6 pasakėčios. Donelaičio poema Metai įdomi tuo, kad yra suskirstyta į 4 metų laikus ir kiekviename skiltyje pasakojame apie tai, kas būtent būdinga. Pavyzdžiui, pavasario linksmybės apie tai, kad jau baigėsi žiemos darbai, prasideda pavasaris, ateis toji vasara, bus labai smagu. Rudens gerybės, kad jau reikia ruoštis rudeniui, bus daug derliaus ir panašiai. Žiema taip pat su savo sunkumais, vasara linksmybės, puotas ir taip toliau. Tai vat to ir įdomi. Dar nereikia pamiršti, kad Donelaitis ne tik metus parašė, bet yra jo ir 6 pasakėčios su labai pamokančios labai, su moralais. Į Kristijono Donelaičio poemos Metai skaitymus rinkosi Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto literatūros katedros darbuotojai bei studentai.